Šiomis dienomis laikas ne tik rinkti vaistažolės, bet ir ragauti šviežias bulves. Liaudies išmintis byloja, kad pernykštės maistui tinkamos tik iki joninių. Turguose pirmosios lietuviškos bulvės jau pasirodė, nors pavasaris gerais orais nelepino, jų derlius neblogas. Ūkininkai sako, kad pirmosios bulvės pačios sveikiausios, nes joms užauginti nereikia jokių chemikalų. Dreverniškio Petro Vasiliausko bulvių ūkyje pirmas bulviakasis. Derlius puikus. Iš 1 hektaro pavyko surinkti apie 24 tonas bulvių. Bulviams augti vakarų Lietuvos žemė ir klimatas palankūs. Dėl stiprių vėjų bulvių laukus esą mažiau puola kenkėjai nei kitose Lietuvos vietose. Kartais turguje gudraujama ir vietoj lietuviškų bulvių bandoma įpiršti atvežtinių. Ūkininkai sako, kad atskirti nesunku. Jei birželio pabaigoje siūloma pirkti didelių, brandžią odelę bulvių, didelė tikimybė, kad jos nelietuviškos. Mūsiškės bulvės neretai netokios išvaizdžios, kaip šios. Matėte, bulvytės, joks be odos praktiškai, normalis bulvis, ne? Bulvis. Beveik visas pirmasias lietuviškas bulves galima vadinti ekologiškomis, nes joms chemikalų nereikia. Chemijos tikrai nėra. Tikrai galiu garantuoti, nes nėra tikslo šitoms bulvėms naudoti chemiją, nes nei vabalai, nei maras jų dar nespėjo užpulti. Šviežių bulvių kilogramas kainuoja panašiai kaip pernai, nuo 2 litų iki pusketviro. Tačiau pirkėjų antplūdžių turgaus prekeiviai negali pasigirti. Labai blogas. Kodėl? Nėra žmonių, mato, tuščias turgus. Nėra iš visų žmonių. O šiaip gal kainą atbaido dar ne? Aplamai nebėra žmonių. Kartais gerai, kartais blogai. Vidutiniškai. O kaip dėl kainos? Didesnis, mažesnis? Taip, normalios kainos. Kaip šviežių bulvių normalios kainos. Kuo arčiau ruduo, tuo bulvių kaina mažės. Tačiau nesitikima, kad jos kainuos pigiau negu pernai. Praėjusiais metais bulvės buvo gana brangios, nes dėl prasto derliaus ir gaisrų Rusijoje daug produkcijos buvo išvežta į šią šalį. Kai kurie ūkininkai rusams pardavė apie pusę savo derliaus.